Tas magiškas ir šventinis Vilnius ir tos kosminės jo kainos. Šiandien apžvalga, ką pamatyti ir kiek visa tai kainuos. Šventinėje mugėje prie gražiosios mūsų eglės rasite visko. Ir vaisiai, šokoladė, ir vafliai, ir kaipgi be tradicinių spirgyčių ar be karšto vyno. Toks malonumas šiais metais jums kainuos nuo 4 iki 8 eurų už puodelį. Blyneliams paklausite 6 eurus, bet rinksitės iš įvairiausių pagardų. Už linksmos formos meduoliuką bus 10 eurų. Ledinukai dantėms galąsti bus nuo 2 iki 4. Kalėdų senelių laiškai išsiųsti su vaikais siūlo Rotondos restoranas, gražiai papuošta, net ir čili pica kviečia picų mylėtojus. Dar viena neregėta pramoga yra mūsų Rotušėje įsikūręs Vilniaus ledas ir prie jo vykstanti šalių mugė. Kaina suaugusiems 8, vaikams 6. Stiklių gatvėje kaip visad sunkiai nurungiama, ypač ponių laimė. Dekoracijos kviečia visus užsieniečius ir net vilniečius fotografuoti iš visų kampų. Aikčioje jie ir dieną, ir naktį kaip gražu. Grand Hotel kiek kukliau šiais metais, bet nestokoja svečių, kurie trokšta fotografijų. Senatorių pasažas kaip visada. Labai smagi, jauki promenada karštam vynui ar pasisėdėjimui su draugais prie vyno taurės.